Sveiki, už lango dar tamsu, aš keliuosi anksti ir nors šiandien šeštadienis atsikėliau 7 valandą, paprastai ilgiau negu iki 6 ar 7 vis tiek nemiegu, net ir be žadintuvo. Ir šiandien tada turiu tikslą parodyti jums viską, ką suvalgau per dieną. Ir tada nuo pačių pirmų valgymų, o pirmas mano valgymas bus baltyminis kokteilis, aš viską jums įrodysiu ir aiškinsiu. Pirmas mano valgymas bus baltyminis kokteilis su vandeniu. Čia turiu maišą 20 kg baltymų, beskonių baltymų. Senu kaip iš gausybės rago. Dedu vieną kaušelį. Ir užsipilsiu vandeniu ir išgersiu. Ir tada keliausiu į vonią atlikinėti visas rytinės grožio procedūras, grožio ir higienos. Ir po to jau pusryčiausiu. Ir antras tada maitinimas arba jau pirmas normalus valgymas yra avižos ir kiaušiniai. Ilkai reikia 40 gramų avižų, taip? Ir aš jas virsiu, o man reikia 200 gramų avižų, tai bus tada 240. Čia svarstyklės rodo, kad dubenėlis sveria 53 plus 240, tai bus 293. Reikia įpilti, kad rodytų 293. Reikia arčiau tada. Pataikiusiu aš taip tiksliai. Va, 294. Nu, 1 gramu palauk. Nuimsiu. Palauk, reikia tiksliai. Va, 293. Gerai. Dar kas čia bus? Čia linų sėmenų reikia? Tada reiks dar šiek tiek nuimti, ne? Tai palauk, dar tada... 20 gramų. 20 gramų linų sėmenų? Kodėl nesakai? Nu, šiek tiek yra. Nu gerai, šiandien persivalgysim. Šiandien bus 300 gramų iš viso. Gerai, ir tada viską į puodą. Kiek man reikia vandens dabar? Nes aš praeitą kartą... 1,5 daugiau. Pusantro kartų daugiau, ne? Jeigu čia buvo 250, tada 300. Tai tu gali tą patį paimti. Tą patį, ne? Tai 320. Nes aš praėjusį kartą, kai vriau, man atrodo, kad aš pripyliau per daug ir man gavosi, kad labai ilgai teko virti. Nu, bandom tiek. Gerai, tada jungiu. Tai gal per mažai. Jungiu ir tada ant silpnos ugnies, taip? Ant 5. Ir tada dar cinamono iš karto galima pabarstyti. Nes cinamonas labai kvepia, ypatingai kai avižos yra su cinamonu. Ir tada medinė mentelė pamaišysiu. Man atrodo, kad šiek tiek per mažai. Nes aš... Nu jo, aš mačiau, kad per mažai. Čia buvo tarsi vienas dar pusė. 1,5 tada. Va. Ir dar tada razinų įdėti. Bananą gali dėti. Tai bananą po to. Kai jau bus išvirę, o tada razinų dar dėsiu. Tokios dailios razinos. Va. Gerai. Ir tada dabar pavirsim. Ir... atsuk dar šiek tiek įmonę kamerą. Matausi aš. Gerai. Tai šiaip sveikiausia yra virti kuo stambesnės avižų kruopas. Mes čia šiuo momentu neturėjom pačių stambiausių, bet gan stambios buvo. Dėl to, kad kuo jos stambesnės, tuo yra mažesnis glikeminis indeksas. Mažesnis glikeminis indeksas tai reiškia, kad produktas netaip aukštai pakelia cukraus lygį kraujyje. Po to, kai jį suvalgote paprastai, cukraus lygis į tą piką pakyla po 30 minučių, po to, kai kažką suvalgote. Čia dažniausiai apie angliavandenius kalbame.
Ir kai netaip aukštai pakyla cukraus lygis kraujyje, tai reiškia, kad nesusidaro toks didelis cukraus lygio ir energijos perteklius, ir tai reiškia, kad tada mažesnė to maisto dalis virsta kūno riebalais, arba yra mažesnė tikimybė, kad kažkokia to maisto dalis virs kūno riebalais. Na, va, tada puodas verda, spaudžiam pauzę. Ir Ilka turi jau nuo vakar dienos likusius 2 virtus kiaušinius. Jis paprastai valgo 2 arba 3 pusryčiams, turiu nepilnus. O aš neturiu ir man tada reikia dar jų išsikepti. Čia prie tų avižų, kurios verda. Tai yra mano klasikiniai pusryčiai, kaip ir daugumos sportininkų. Nors aš ne sportininkas, aš rašytojas, bet bandau būti sportiškiausias rašytojas Lietuvoje. Tai klasikiniai pusryčiai yra avižos ir kiaušiniai. Ir dabar aš neturiu tikslo ruoštis varžyboms ar ypatingai gerai, gražiai atrodyti, nes labiausia, ko aš esu užsiėmęs šiuo momentu, tai prie šios knygos rašymų galite pažiūrėti pas mano darbo stalą, kuris yra virtuvėje, yra 2 kompiuteriai. Ir per 2 kompiuterius dirbu ir viename yra kaip tik šiuo metu redaguojamas vienas tekstas. Tai aš maždaug tik tai stengiuosi sveikai maitintis. Stengiuosi, kad mano mityba ir tie makronutrientai, kuriuos aš gaunu iš maisto, daugmaž atitiktų mano poreikius, kadangi aš vis tiek labai intensyviai treniruojuosi, bet vėlgi treniruojuosi aš dėl to, kad aš prašiausiai labai mėgstu tą procesą ir dabar man atrodo, kad aš ko gero persitreniruoju, nes treniruojuosi kokius 5-6 kartus per savaitę su svoriais ir atlieku labai didelę darbo apimtį, labai didelę treniruotės apimtį. Bet vėlgi pasikartosiu, šiuo metu neturiu kažkokių specifinių tikslų, darau paprasčiausiai tai, kas man patinka ir taip, kaip man patinka. Na va, gerai, tada kiaušiniai kepa, avižos verda. Ir baigiamasis košės akcentas yra bananas. Bananus mes dažniausiai perkame tuos padėvėtus arba vadinamus second hand, dėl to, kad viena vertus jie yra skanesni, jie yra sveikesni, jie yra labiau prinokę ir jie yra pigesni. Ir kažkokį straipsnį skaičiau, nebuvo šiaip publicistinis straipsnis, netgi mokslinis straipsnis apie tai, kad tuose bananuose, kurie jau yra taškuoti, kurie yra šiek tiek pajuodę, tie vadinami second hand arba padėvėti bananai, juose antivėžinių, antikancerogeninių, jeigu labai protingai kalbėt, tų medžiagų yra daugiau negu tuose, kurie yra visiškai švieži ir dar žali. Ir jie virškinami labai lengviau. Ir virškinami lengviau, ne? Mhm. Gerai, tai šitas bananas mūsų desertui. Ir kiaušinį baiginėje kepti. Ok. Reikia parodyti. Reikia parodyti. Darysim arbatas dabar ir tada valgysim. Medaus įdėsi? Mhm. Reikės palaukti, kol ištrauktas arbatas ir tada tik tai vėl su pienu. Čia tipiškai angliški arbatas arba Namibija, iš kur aš esu. Namibijoje irgi taip geria? Visą laiką geria su pienu. Nieks negeria juodą arbatas. Aš taip arba išmokau. Juoda arbatas yra labai populiarus, o kitos visokios arbatas nelabai populiaru. Aš taip išmokau arbatą gert Londone gyvendamas.
есть еще одно. Dar vienas mano užkandis prieš važiuojant padirbėti į salę. Šiandien šeštadienis, primenu, turiu dar vieną klientę ir po to po jos treniruosiuosi. Tai reiškia, treniruosiuosi kažkur 2 valandos nuo dabar, tai 200 gramų varškės ir tada bananas ir arbata. Ir dabar patreniruotis dar baltyminį kokteilį išgersiu. Šiaip paprastai gerčiau rūbinėje, bet nenorėjau filmuoti, nes daug yra naujų vyrų ir nenorėjau su kamera sudėtis aplinkui ir daryti savo reputacijos. Nematau, bet kuriuo atveju tai yra baltyminis kokteilis. Ir tada praėjus maždaug 30 minučių po treniruotės yra valgymas jau namuose. Ir kadangi Ilka šiandien nesportavo, jinai valgo daržovių sriubą su kalakutiena. Orkaitėje kepta kalakutiena, taip? Su įvairiais prieskoniais. Tai yra, jinai nevalgo angliavandenių dabar jau. Valgo tik tai baltymus ir ląstelieną. Aš kadangi sportavau ir dariau intensyvią treniruotę, jinai nebuvo sunkiai, jinai buvo intensyvi, buvo didelė treniruotės apimtis. Aš valgau basmati ryžius, valgau kalakuto krūtinėlę taip pat kaip ir jinai, su daug prieskonių orkaitėje kepta ir brokolius. Ir pomidorų padažo šiek tiek. Va, ir šiaip aš labiau mėgstu šviežių daržovių salotas, bet šiandien valgau brokolius, nes brokolių yra šaldytuve. Toliau dirbdamas prie kompo užkandžiui dar suvalgysiu obuoliuką, nedidelis obuoliukas. Šiaip vidutiniškai obuoliukas vidutinio dydžio turi, man atrodo, 90-100 kilokalorijų ir iš kurių reiškia tada apie 20-25 gramai paprastų angliavandenių. Laikas dabar yra 4:30 ir 4:30 teoriškai jau aš tada drausčiau savo klientams ir visiems skaitytojams valgyti vaisius, kadangi tai jau vis tiek yra antra dienos pusė, bet sau leidžiu daugiau. Antras mano valgymas po treniruotės, tai atsimenat, po treniruotės aš geriau baltyminį kokteilį su vandeniu, tada grįžęs namo, kažkur praėjus pusvalandžiui valgiau kalakuto krūtinėlę, valgiau basmati ryžius ir valgiau brokolius. Kodėl tokie buvo produktai? Kalakuto krūtinėlė yra liesas baltymų šaltinis ir dėl to yra lengviau ir greičiau pasisavinamas, o po treniruotės tai labai aktualu, kad būtų tie baltymai, kurie yra lengviau ir greičiau pasisavinami. Basmati ryžiai yra žemo glikeminio indekso angliavandenių šaltinis, tai reiškia, kad jie smarkiai nepakelia cukraus lygio kraujyje. Ir tai reiškia, kad tada maža tikimybė, kad kažkokia jų dalis virs kūno riebalais. Na ir daržovės reikalingos geresniam baltymų, šiuo atveju gautų iš mėsos, iš kalakuto krūtinėlės pasisavinimui. Ir taip pat, kas dar labai svarbu, tam, kad augtume, mes turime ne tik tai valgyti tai, kas mūsų augina, bet ir tai, kas valo mūsų organizmą, tam, kad organizmas detoksikuotųsi ir tam, kad galėtų gerai ir normaliai funkcionuoti. Tai tam daržovės irgi reikalingos, jos padeda efektyviau išvalyti žarnyną ir visas tas atliekas, medžiagų apykaitos, kurios lieka žarnyne. Gerai, praėjus dar tada kelioms valandoms, maždaug 2,5 valandos po to valgymo, aš dabar valgau vėl basmati ryžius ir valgau 2 maltos jautienos kotletus. Paprasčiausia maltą jautieną kepam ant keptuvės ir deduosi čia pomidorų padažo, tai viena iš nedidelių mano nuodėmių, bet neketinu jos atsisakyti, pomidorų padažą mėgstu, aš šiaip stengiuosi pirkti natūralesnį. Ir tada čia yra daržovių sriuba, trinta daržovių sriuba. Ir čia buvo, man atrodo, kad daugybė įvairių daržovių, kurių tarpe kopūstas, brokolis, morka, gal dar kažkas, galbūt kai žmona vyresnė viską sužiūrėjau, bet kuriuo atveju vėlgi daug ląstelienos ir laikausi to paties principo. Dabar tik tai, kad kai valgau jautieną, tai jautina vis tiek, net ir liesa jautina yra vis tiek šiek tiek riebesnė už kalakuto krūtinėlę, bet kadangi tai yra antras valgymas po treniruotės, tai tas baltymo pasisavinimo greitis labai didelis nėra toks jau aktualus, todėl ir mėsa arba žuvis, jeigu valgyčiau žuvį, gali būti ir šiek tiek riebesnė ir tada lėtesnio pasisavinimo.
Dar mano vienas valgymas bus beveik kaip pusryčiai. Išsikepsiu kiaušinių. Čia 5 kiaušiniai, vienas trinys kažkaip ištiško, bet yra 5. Ir tai iš viso šiandien jau bus pusryčiam valgiau 6, man atrodo, ne? Dabar dar 5, tai bus 11 kiaušinių. Kažkur skaičiau, kad 12 kiaušinių yra tas maksimali dozė, iki kiek dar neperkraunamos kepenys ar neapsunkinamos, ne? Bet kuriuo atveju aš labai mėgstu kiaušinius. Ir tada dar desertui bus arbūzas. Laimė arbūzų sezonas dar nesibaigė, nors bet kurią minutę, manau, gali baigtis ir pavyko rasti gražų arbūzą, kuris matosi pagal spalvą ir pagal visą faktūrą yra gerai prinokęs. Na ir galbūt po šito valgymo, nors yra dabar apie 28, tai būtinai bus dar vienas, čia dar tikrai ne paskutinis. Ir paskutinis dienos valgymas bus dar 200 gramų varškės su arbata, bokalu arbatos ir su šaukštu. Ir dabar pusė 11, kol pavalgysiu, valgysiu iš lėto, neskubėdamas, žiūrėdamas kokį nors video, jau bus 11 valandų ir tada eisiu miegoti. Aš mėgstu anksčiau eiti miegoti ir anksčiau atsikelti, nes rytas, ypatingai ankstyvas rytas, man yra pats darbingiausias laikas. Ir tada reziumuojant viską, ką šiandien suvalgiau, pabandysiu prisiminti ir suskaičiuoti, tai buvo iš pradžių atsikėlus ryte baltyminis kokteilis su vandeniu, po to valgiau kiaušinius su avižų koše. Prieš išvažiuodamas į sporto klubą namuose dar pavalgiau varškės su bananu. Sporto klube išgėriau baltyminį kokteilį po treniruotės. Grįžęs namo valgiau kalakuto krūtinėlę su ryžiais ir su brokoliais. Dar po poros valandų valgiau jautienos faršą irgi su basmati ryžiais ir su daržovių sriuba. 7 valgymas, tada buvo vėl kepti kiaušiniai kaip ir pusryčiams. Ir tada dabar, čia 9 berods, vėl varškė. Buvo 2 kokteiliai ir 6 ar 7 valgymai dar. Kiek valgymų buvo? 2 mėsa, 2 kiaušiniai, 2 varškė. 6 valgymai ir obuolys. Obuolys dar kažkada buvo pavakariams. Obuolio neskaičiuoju, dar arbūzą valgiau šiandien. Na, bet kuriuo atveju 2 kokteiliai ir 6 valgymai, tai iš viso 8 maisto priėmimai. Kaip ir normalu, kaip ir viskas gerai, aš savo ritme. Na ir ką, tada šiam kartui viskas, tai ne paskutinis kartas. Iki.